Pradeda irti sveikata. Nebilgai teko Kudirkai verstis tą profesiją, kuriai jis tiek metų ruošėsi, dėl kurios Varšuvoje studijuodamas vargo. Tik tai 3 metelių pabuvus Šakiuose gydytojų. Jo sveikata pastebimai ėmė blogėti, džiovai apėmus organizmą. Kudirkas stengėsi higieniškiau gyventi, atsisakė nuo vakarų, pasilinksminimų, bet liga buvo nesulaikoma. 1893 metais, lapkričio mėnesį, kviečiamas į sesers Jonieškos vestuvės, rašo negalis dalyvauti. Mano mieli Petruk ir Joniškutė, svadba, pataikite į tokį laiką, kad jokių būdų pribūti negaliu. Pirma, žinote mano menką sveikatą, kuri ir į rudenį da daugiaus gadinasi. Juk buvau ketinas šiemet pasiekti šiltesnius kraštus. Užvakar vėl tik ką esu atsikėlęs iš lovos, nenorėčiau iš naujo po kelionį gulti. Antra, keliai pas mus taip bjaurus, kad net davatkos įžadų neperneša, o žmonės tai žinoma, tūni namieje, laukdami, kai pašals. Man išvažiuoti į tokį kelią tai būtų per daug sunku. Trečia, neleidžia nė 25 dvarų ligoniai išvažiuoti, turiu kasdien būti namieje. O kaip išvažiuoju, tai savo vietą turiu palikti. O kas dabar iš daktarų į Šakius atvyks? Varyti netvarytum. Kaip pasitaisys keliai ir oras, atvažiuosiu atsilankyti. Dabargi vėliju judviem visko, kas tik tai tinka judviejų laimiai. 20 lapkričio 93 brolis Vincas, 33P35. Kai baigė universitetą varpo ir ūkininko bendradarbis J. Bagdonas, dar vadinasi ir Bagdonavičiumi. Kudirka jį kvietė į Šakius atpavaduoti. Patsai norėdamas apsilankyti pas pažįstamus ir pasilsėti. J. Bagdonas atvažiavęs patikrino Kudirkos sveikatą ir konstatavo gana įsiplėtusi kronišką plaučių viršūnių katarą. Taip pat iš jo paties sužinojo, kad jo motina buvo sirgusi džiova. Pas sirguliuodamas Kudirka visus 1893 metus, gydė kitus, tačiau jau kartais tokiomis aplinkybėmis. Žiemą nakčia daktaras buvo pašauktas pas ligonį, rašo S. Kriaučienienė savo atsiminimuose. Netoli mūsų Plokščių pasijuto jis taip blogai, jog namon nebegrįžo, o užvažiavęs pas mus turėjo kelias dienas gulėti lovai. Vasario mėnesį apsirgau aš difteritu. Oras buvo baisus, šalo ir pūstė. Aplink kito gydytojus nebuvo, kaip tik Kudirka. Priversti buvom prie jo kreiptis. Atvažiavo jau vidurnaktį taip sušalęs ir susirgęs, jog ne jisai ligonį, bet aš jį gelbėti turėjau. Keletą dienų pragulėjęs sugrįžo namon. 14P41. Kai teko tokiomis sąlygomis dirbti, pačiam sergant, kitus gydyti, Kudirka buvo nepatenkintas savo padėtimi ir nekartą sakydavo, jog verčiau būti kokiu biuro raštininku, gaunančiu per mėnesį 15 rublių, negu trankytis naktimis pas ligonius ir žiūrėti į žmonių sopolius. Ypač, kad ir važinėti tekdavo labai blogais keliais. Pailionas šitką prisimena apie Šakių apylinkių kelius. Važiavome pašalusių gruodų. Arkliai stuikiniai buvo geri. Stiprus, tačiau 8 kilom. Nuo Sintautų iki Šakių važiavome 3 valandas. Važiuodami matėme arklio griaučius purvynę. Nedaug laiko prieš mūsų važiavimą naktį važiavo valdininkas iš Šakių ir arklys purvynė žuvo. Panašiais keliais reikėdavo važiuoti džiovos kankinamam V. Kudirkai pas ligonius. 19 numeris 272.
Patsai Kudirka varpe 1892 metais vaizdingai aprašė Naumiesčio apskrities kelius. Minimų laikotarpių varpininkų susirinkimai Suvalkijoje. Nustota kviesti. Caro valdžia į šį kraštą atkreipė dėmesį ir pradėjo vieną po kito blaškyti lietuvių inteligentus. Kas daryti? Nutraukti pradėtąjį darbą buvo nevalia. Negalima susirinkti Suvalkų gubernijos ribose. Reikia paieškoti vietos. Kitur, toliau, kilo mintis susitikti Mintaujoje, taigi Latvijos teritorijoje. Ten buvo įsikūrę keletas varpo ir ūkininko bendradarbių. Rygoje tuomet gyveno Pr. Mašiotas ir J. Koncevičius, o Mintaujoje J. Jablonskis, A. Kriščiukaitis ir M. Lozoraitis. Buvo susitarta aplankyti J. Jablonskio šeimą. Krikštynų proga čionai dalyvavo gydytojas A. Sketeris, pirmininkavo J. Jablonskis, K. Jablonskienė, M. Čiapas, J. Račiūnas, S. Matulaitis, K. Grinius, J. Rugys, S. Didžiulis, J. Tumas, L. Didžiulienė, G. Petkevičiūtė Bytė, G. Landsbergis Žemkalnis, kunigas Lastauskas. Tuo metu Kudirka jo Tumo liudijimu taip atrodęs. Vincas Kudirka buvo labai šaltas, nešyptelėjo nė karto, neprašneko viešai, nė žodžio. Visa tai buvo padėta jo ligos galvon. Bet jis ir per kitus susirinkimus te žiūrėdavo, ką kiti kalba, pats tylėdamas. Ir kas jam buvo kalbėti, rašant tėvynės varpus ir ten visus leidimo sielvartus išdedant. Veido buvo lieso, plaukų sausų, nesiduodančių sušukuoti, krintančių ant kaktos. Kudirka retkarčiais nervingai juos maukė aukštyn, be rezultatų. Jie čia pat krito atgal. 33 p. 41. Varpo leidėjai buvo iškėlę sumanymą jį spausdinti ploname popieriuje, kad pigiau atseitų siuntinėjimas uždarose vokuose. Šis klausimas taip pat iškilo susirinkime ir buvo tariamasi, ar ne geriau būtų varpą ir ūkininką spausdinti ploname popieriuje. Kudirka į tai pasakė. Užsimanėte varpą iš pažiūros padaryti socialistišką? Mat ploname popieriuje buvo spausdinamas Lenkų socialistų laikraštis Prezvetsvyt. Tuo metu Jablonskis buvo paskirtas varpo raštų vertintojų. Ką jis atsiųs, J. Kriščiūnas turi dėti. Kaip ir per kitus panašius susirinkimus ir Mintaujoje buvo iškilmingi pietus, per juos pasakyta kalbų, kuriuose iškelti Kudirkos nuopelnai. Jo Tumas taip pat kalbėjo, tačiau nesiderindamas prie momento nuotaikos. Jis pažymėjo, jog anksčiau, kai tik varpas pasirodės, jį rėmė ir kunigai. Ypačiai to meto Žemaičių kunigų seminarijos klierikai. Iš 150 varpą įsirašė 84, bet paskui varpo santykiai su dvasiškyje sugedė per Kudirkos neatsargumą. Mano kalba prisipažįsta, jo Tumas buvo ne vietoje, ne laiku, nektaktinga. Kudirka matęs nervinos ir sakė, aš nieko neatsakysiu. Neatsakinėjo nie kitiems, tada apsėmė atsakyti M. Lozoraitis, primindamas Kudirkos kaliausę taikintą nepasitikintiems jo kunigams ten pat. Per šį susirinkimą Kudirka tapo Jablonskių kūmų. Jis buvo paprašytas su G. Petkevičiūtė Bytė būti jų dukters Onutės krikštatėviu. Ona
Jablonskytė užaugusi tapo akių gydytoja. Ištekėjo už architekto Vytauto Landsbergio. Sužinoję apie Kudirkos sveikatos pablogėjimą 1894 metais žiemą, susitarė atvyko jo aplankyti 3 kolegos gydytojai. J. Bagdonas iš Naumiesčio, K. Grinius iš Marijampolės ir P. Matulaitis iš Vilkaviškio. Atkeliavę šeimininko nerado namie, buvo išvykęs pas ligonį. Rado ant stalo padėtą raštelį. Truktelėkite karčiosios, to jau grįšiu. Buvo paliktas butelis degtinės. Jo šeimininkė paruošė užkandžio ir ragino vaišintis. Netrukus pamėlsimis nuo šalčio lūpomis. Sugrįžo Kudirka, prisėdęs ir jis išgėrė taurelę, kad apšiltų. Tie 3 gydytojai padarė konsiliumą. Apžiūrėję, Kudirka rado abiejų plaučių viršūnės dešiniojo plaučio labiau negu kairiojo apimtas tuberkuliozės proceso ir patarė jam kiek galima greičiau gydytis, pakeičiant klimatą. Geriausia išvykti į Krymą. Mes patarėme Kudirkai važiuoti į tokią vietą Kryme, kur jūra yra su tam tikra užvėja, kur vėjuotų dienų nedaug. Tebūna, rašo K. Grinius savo atsiminimuose, bet jūros klimatinių džiovininkams tinkamų stočių dėl vėjuotumo nedaug tėra, ypač tokiems džiovininkams, kurių plaučiai leidžiasi ir yra apyrę, kaip buvo V. Kudirkos. Taigi, palaimindami jį į Jaltą. Nedaug tiesitikėdojome naudos susilaukti, bet šakiuose, besitrankant blogais vežimais ir blogais keliais pas ligonius, neturint nei dieną, nei naktį ramybės. Dažnai persišaldant, mūsų ligonių galėjo dar blogiau išeiti iš 2 vargų, pasirink mažesnį, sakoma. 5P 155. Kudirka tada gyveno altorių meistro karaliaus namuose. Turėjo nedidelį, bet ramų butą. Jisai prie stalo kolegams svečiams pasakojo įvairius šakių gyvenimo epizodus. Apsilankė girdi pas mane apskrities dievaitės viršininkas, štabo rotmistras Kusakovas, paskiau Kudirkos viršininkuose atvaizduotas Kruglodorovas ir prašė paaukoti pinigų šventam pravoslavų atvaizdui, altorėliui, įtaisyti Naumiesčio apskrities valdybos poste, valdybos būste. Pasakojo pagyvėjęs Kudirka, nes girdi vietos pravoslavams nėra kur Dievui pasimelsti. Na, sakau, ponė viršininkė, pravoslavai, tuo altorium naudosis, tai tegul ir pinigų patys sudeda. O aš neduosiu ir dar dėl to, kad kurios nors tikybos propaganda neužsiminėju ir misionieriaus pašaukimo savyje nejaučiu. Į tai viršininkas susiraukė ir nors vaišinau jį degtinę ir užkandžiu, užsirūstina ir šiurkščiai piktai pratarė. Daktarė, aš tamsiai to neužmiršiu. Как вам будет угодно, господин начальник. Kaip tamsa savo nori, ponė viršininkė. Aš atsakiau atsisveikinamas, bet aš turiu pasakyti, tęsė Kudirka, kad iki šiol grasintojo keršto iš Kusakovo pusės nesusilaukiau. 5P 154. Vis dėlto riteriškos karininko tradicijos neniekinti priešininko atvirumo, matyt, Kusakove nebuvo mirusios. Dar pasakojo V. Kudirka, kad jis labai patikęs apskrities policijos viršininkui, kapitonui Svetlovskiui, žinoma, rusui ir pravoslavui. Na ir patsai. Svetlovskis, pasak Kudirkos, buvęs neblogas žmogus, o jo žmona
dainininkė, tiesiog žavi moteris. Kartą girdi, užeina pas mane Svetloskis, pasakoja Kudirka. Pavaišinu jį kaip paprastai. Mano būdavo daroma. Linksmai pasikalbame, prabūna jis apie 3 valandų, atsisveikiname, atsibučiuojame, kapitonas visai nulėpęs dar kartą apkabina mane ir sako: Šot vi, doktor и социалист, но душа человек, я люблю вас. Nors daktarė esi ir socialistas, bet labai nuoširdus žmogus, aš myliu tave. Kalystate, viršininkė, aš ne socialistas ir nebuvau socialistų, bet ir tamsta man labai patinki, nors ir valdininkas esi, atsikirto Kudirka. Svetloskis nusikvatojo ir pasakęs: Lovko otrezal, gerai atkirto ir išėjo sėsti į vežimą 5P 156. Buvo taip pat kalbama apie varpą ir ūkininką. Kas gali žinoti, gal iš Krymo negrįšiu gyvas, žiūrėkite, kad mūsų laikraščiai nežūtų, pasakė Kudirka. Gydytojai ramino, kad jo plaučiai dar ne taip blogi, kad jie dar gali surandėti ir džiovos bacilos gali būti izoliuotos, kalkėmis apmūrintos. Bet Kudirka buvo liūdnas ir nieko neatsakė į jų paguodimą. Tiek to, pagaliau pasakė, išlaikėm 5 metus, išlaikysime ir antrus 5 metus. Kas bus, kas nebus, mūsų varpas nepražus ten pat. Šioje vietoje be nebus laikas pakalbėti apie tai, iš kur Kudirka gavo džiovą. Daugiau pažymama, kad jis džiovą gavęs Varšuvos citadėlė ir po to skurdžiai gyvendamas į mano knygos Vincas Kudirka rankraštį, kai Grinius onomet įrašė šitokius samprotavimus. Man būnant 4 klasėje, Marijampolį buvo parėjusi iš Varšuvos žinia, kad Kudirka Varšuvai Brukų gatvėj neturis iš ko gyventi, badaujas. Tai buvo 1882 metais. Sunkių dienų turbūt turėjo ir paskiau. Citadėlėje sėdėjimas, iš universiteto pašalinamas, egzaminai vis tai galėjo organizmą apsilpinti ir duoti kūne betunančioms tuberkuliozės baciloms progos pareikšti savo aktyvumą. Kudirkos šeimoje buvo 4 džiovininkai. Reikia spėlioti, kad kas nors vaikams beaugant toj šeimoje sirgo atvira džiova ir apkrėtė vaikus. Galėjo tai būti pirmutinė Matėjaus žmona. Gal dėdukas arba babutė, gal kokia teta ar kas iš samdinių. Kad 4 vaikai gavo džiovą. Reik manyti, jog džiovos sėjikų buvo kas nors iš nuolatinių šeimos narių. Tad Kudirka greičiausiai džiova buvo apsikrėtęs mažas, namie, tebe būdamas nuosaviškių. Bet džiovos bacilas tuo tarpu apgalėjęs, jas tebe nešioja neveiklioj būty, tik organizmui apsilpus, tos bacilas ėmė veikliai reikštis Kudirkai Varšuvoje bebūnant. Kada Kudirka pradėjo sirgti džiova? Gimnazijoje, kunigų seminarijoje ir vėl gimnazijoje būdamas. Ta liga nesirgo. Senis Kaukas, dar J. Kauko tėvas, man pasakojo, kad parvažiuodamas atostogų Kudirka būdavo stiprus ir gerai keliais muždavo rytinį. Asmeninis autoriaus archyvas. Kai tie 3 kolegos gydytojai patarė Kudirkai važiuoti gydytis į šiltą kraštą, sutiko ir jisai. Rengdamasis važiuoti į Krymą, pasikvietė jauną gydytoją Joną staugauti jo pavaduoti. Bet netrukus prasidėjus gražiai šiltai vasarai ir tuo būdu pagerėjus sąlygoms Kudirkos sveikata kiek pasitaisė. Ir jis nesiskubino keliauti į Krymą. Tik tai 1894 metais pabaigoje Kudirka susirengė vykti į Sevaspolį, gydytis drauge su Šakių vaisininku
Lukasevičiumi, taip pat džiovininku. Laiškai maskviečiams studentams. Apie Kudirkos nuotaiką ir rūpesčius besigydant Sevastopolį galima sužinoti iš jo 1895 metų laiškų, rašytų į Maskvą studentui medikui Liudui Vaneikiui. Tuos du laiškus pirmą kartą paskelbė J. Lebionka 1958 metais literatūros ir kalbos 3 tome. Pirmas laiškas. Mėly broliai, teisybė atėjo man į galvą padaryti tvarką su savo raštais, niesa ilgai belaukiant gali jie persėst, o galiu ir pas nesuspėt. Neilgas juk mano ir gyvenimas, labai man paranku, jeigu apsimatė šitą iš mano vaikalėlių atspaudint. Pirma, parodysiu, ką malonėčiau spausdint, kad galėtumėt savo pasirinkti dalyką, jūsų norams printinkesnį. O tai A. Kaina Byrono misterija. B. Eilės mano rašytas ir verstas, bus jų per 20 NN. C. Pasakas pagal Krylovą, bus per 10 NN eilėse ir pasakose. Pertaisiau formą su kalba. Iš pat pamatų. D. Jurgį Durnelį ir Pagiežą skyrium. E. Dainas ant 4 balsų, talpintas V. Šitas dainas norėtų išleisti Noveskis. Tik nežinau, ar jis sutiks ant mano sąlygų. Laukiu nuo jo atsakymo. F. Natas, pavyzdžiui, Sudieb, Varpelis, Dėdienė. Turiu keletą NN didesnių už pirmiau spaustus. 2. Dalykus tuos, ypač seniau rašytus, turiu pertaisyti. Tūlus jau esmi. Pertaisės. Paskutiniai pertaisyti. Grinumą kalbos. Ketinu su pagalba Obelaičio jis man pasižadėjo. Bet kad šiuo tarpu apie Obel sukasi turbūt debesiai, prašė, kad nieks nieko jam per kokį laiką nesiuntinėtų. Tai paskutiniai pertaisimą. Turiu pasilikti iki vakacijos. Parvažiuosiu ant karščiausio mėnesio namo. Pasimatysiu su Obel. Atliksiu, kas reikiant ir nusiusiu jau tiesiog į spaustuvę. Ant šių 2 punktų man atsakykite. Aš žinosiu, ką pirmiausiai parūpint ir žinosiu, ar jūs tinkate luktelt iki vakacijos. Geriau šiek tiek vėliau, bet patogiau atlik darbą. Dabar apie kitus dalykus reikia mums ir šiaip ir susirašant. Elgtis labai atsargiai. Rašykime taip, kad tik tai mes galėtume suprasti. Vardai žmonių ir daiktų minėti nereikia. Laiškų nelaikykim, ypač tų, kur šis tas paminėta. Geriau rašyti zakazniai. Jų nedrįsta kliudyti pakeliui. Ir galima, jei kokios atlupti nors pinigus. Paprasti laiškai, kaip pasirodo, ne visi patenka pagal adresą. Laikraštis neturi medėgos. Per tai vėlinasi obaugu, kad neapstotų, dėl ko dabar pasidauginus skaitliui. Rašančių susimažino skaitlius straipsnį, aš nepermanau. Bet turime pasistengti tą stoką papildyti. Rašykite susimildami, rašykite referatus, straipsnius kitokius, ką tik kas įmanote. Siuskite ir siuskite. Tegul bus per daug, o ne per mažai. Aš pakustyčiau vyrus ir kitam krašte, kur privalo daugiau pasidarbuoti. Ypač dabar sunku laikraščiai, atsisakius vienai kopelį nuo darbo dėl debesų. Už pinigus širdingai dėkovoju. Tas dalykas mane didiai sugraudino. Sunku broliai jaunuose metuose sirguliuoti ir netikt prie darbo ant savo užsilaikymų. Nesmagu būti kitiems sloga. Reikalaut
ką apie tai kalbėti, suprantate patys, kad nors šiek tiek pasitaisyčiau. Vyriaučiai, tuo tarpu pinigai man nereikalingi, nesiųskite. Galbūt prireiks ant kelio. Važiuojant ant vakacijos, tai aš jums parašysiu tuokart. Tik tai, kad adresą jūs visada turėčiau tikrą, o gal ir neprireiks. Apie mano sveikatą rodos geriau, bet vis esmė labai silpnas. Kosulys lyg būtų mažesnis, tik aną dieną pasirodė kraujas, bet ne ant ilgo. Valgyt gardžiau, ne snudulys taip neima, kaip kitą kartą ir krauzoto imu laisvai 60 lašų per dieną. Žinia medikams, tik vis jaučiu, kad sergu ir vilties daug neturiu. Bjauriausia, kad pabaiga žiemos ir pradžia. Pavasario turime ne kažin kokią, beveik nuo 1-2 mėnesio negalima išeiti pasivaikščioti. Nes oras lietingas ir su šaltu vėju. Sveikinu jūs visus ir laukiu atsakymų. Vincas, 18P 515 517. 119. Mokėdamas kitus konspiracijos ir pats Kudirkas savo laiškuose vengia minėti tikrasias pavardės, kad nepakenktų žmonėms, jeigu korespondencija pakliūtų į žandarų rankas. Šiame laiške jis mini Obelaitį, turima galvoje J. Jablonskis. Jo literatūrinis slapyvardis antras laiškas trumpesnis ir jame liečiamas tos pačios problemos, kaip ir ankstesnėjame antras laiškas. Svetelsp 2V95. Mėly broliai, laišką gavau. Esmi dėkingas, kad apsimatė. Išleis mano raštapalaikius. Imsiu juos pamažy rengt ir tam dalykui, o drauge ir atsilankysiu savo kraštą. Reiks vasaros laikę. Antroje pusėje. Birželio pagal NG važiuoti į Lietuvą. Ten pasimatysiu su vienu, su kitu ir kas reik atliksiu. Ką galima spausdinti? Iš publicistiškų mano dalykų. Tai ne aš pas nežinau. Man rodos patys galite parinkti, kas šitam reikalui tinka. O aš paskui pertaisysiu. Ant galo apie tai bus laiko pasikalbėti, atlikus pirmiau svarbesnius dalykus, kad tik man pasisektų. Gerai pertaisyt mano mylimiausią kainą, kuriame prie klaidų mano padarytų prisidėjo daug sudarkymo. Redakcija V. Daina su balsais nori išleisti Noveskis ir jau prisiuntė man korektą. 11 dainų prašydamas, kada pridėčiau keletą NN. Pridėti reikia ir turiu medegos. Tik ta medega anais metais rengiant Maksvoje koncertą. Nusiunčiu ant vardo Račiūno. Jis manęs prašė ir iki šios dienos negaliu nuo jo savo natų išgriebti. Per tai negaliu nė korektos atlikti. Ar negalėtumėte priversti R, kad man sugrįžintų natas? Neužilgo visi išvažinėsite ir sunku bus man prireikus su jumis susirašyti. Taigi geriau dabar paprašysiu, jeigu būtų liuosų pinigų. Jeigu tai išvažiuodami ant vasaros galite prisiųsti man ant kelionės bilieto 18 rublių. Daugiau nereikia, nes šiaip ant kelio tikrai išteksiu. Ištekčiau ir ant bilieto, juk tiek pinigų turiu. Tik tai, jeigu kartais ant šio ar to išleisiu, tai paskui gal būtų striuka. Tai dėl tikrumo galite siųsti. Su sveikata nebūtų, rodos per bloga, kad tik sykį sulaukus lygesnio oro, tai galėtum žmogus šiek tiek atgyti. Tuo tarpu oras pas mus, galima sakyti, bjaurus ir ne kasdien išleidžia iš buto. Tai šilta, tai vėl staiga atšala, pučia šiurkštus vėjas. Nežinia, nieko vilktis, niekada išeiti. Sveikinu jūs visus. Vincas. 18P 518 519. Šiame laiške minimas Noveskis. Tai Petras Mikolainis, buvęs knygnešys, paskui išvykęs į Rytų Prūsiją. Ten suorganizavęs intensyvę knygų kontrabandą ir pas ėmęs
leisti knygas. Ištremtas iš Rytų Prūsijos išvyko į Ameriką. Ten kurį laiką redagavo laikraštį Vienybė lietuvininkų.